Pradėkime nuo to, kas yra žymėjimas. Žymėjimas yra kažkokio tai objekto apibraukimas. Na pavyzdžiui, štai yra 4 aplankai, aš noriu pažymėti vieną iš jų, tai aš turiu tiesiog daryti tokį pat veiksmą, kokį mes darėm apibraukdami paveikslėlius. Štai paėmiau, apibraukiau ir paleidau. Ir man aplankas dabar pasižymėjo. Jeigu aš norėčiau jį nužymėti, aš galiu paspausti bet kurioje baltoje lango vietoje vieną kartą su kairiojo pelės klavišu, štai paspaudžiu ir aplankas nusižymėjo. Jeigu noriu iš naujo jį pažymėti, laikau kairį pelės klavišą, nepaleidžiu jo, tempiu ir dabar klavišą paleidžiu ir štai jį pažymėjau. Pažymėti galima ne vien tik tai vieną aplanką, galima pažymėti keletą aplankų, štai taip, arba galiu pažymėti keletą failų, štai. Arba galiu pažymėti dar ir kelis failus ir aplankus, kaip tik noriu, kaip tik man patinka. Koks tikslas žymėti? Išmokęs žymėti, mokėsi ir kopijuoti, nes kopijuoti galima tik pažymėtus failus arba aplankus. Jos taip pat galima ištrinti, perkelti iš vienos vietos į kitą ir panašiai. Žymėti galima dar ir tekstą. Na pavyzdžiui, štai čia matosi, kad yra pažymėti 2 žodžiai. Kaip aš tai padariau? Tiesiog reikia padėti teksto žymeklį ten, kur reikia. Paspaudžiu vieną kartą kairiojo pelės klavišu, kad čia mirksėtų teksto žymeklis ir laikau kairį pelės klavišą, tempiu į šoną ir paleidžiu. Pasidedu teksto žymeklį, tempiu į šoną ir paleidžiu. Štai dabar yra pažymėti 3 žodžiai. Tai ir yra žymėjimas.